Vakar buvau nuėjęs pažiūrėti naują Chainsaw Man filmą ir išėjau iš kino labai laimingas žmogus. Aš esu labai didelis Chainsaw Man gerbėjas, esu dabar pilnai pasivijęs mangą ir labai laukiau šito ARC adaptacijos. Studio Mappa kaip visada deliverino labai gražų produktą, jie nuo Attack on Titan dienų, jeigu kažkokį išleidžia naują anime, visada atrodys gerai, tai jau čia dėl animacijos nesijaudinkit. Nors kai kurie žmonės buvo nepatenkinti, kad jie switchino stilių nuo pirmo sezono į šito filmą, aš manau, kad naujesnis stilius tikrai labiau tinka šią istorijai ir labai atrodo panašiai į mangą. Pati istorija mangoje nėra labai ilga, 14 chapterių, tai manau labai tinka filmo adaptacijai. Ir nebuvo jokių vietų, kur scena užsitęsė per ilgai ar kažką turėjo iškirpti dėl laiko trūkumo. Viską parodė, viskas tiko ir veikėjai gavo pakankamai laiko evolvint, pamatėm jų growth, kaip jie pasikeičia, specifiškai Reze ir Denjis, jų santykiai kaip evoliucionavo per šitą filmą, buvo nuostabu matyti. Muzika šio filmo kaip ir animacija absoliučiai dieviška, tikrai rasite bent vieną dainą, kuri jums patiks, nuo emociškų dainų iki veiksmo kupinų dainų, pasirinkimas didelis ir labai geras. Man specifiškai išstrigus daina In the Pool, kuri mane emociškai paliko. Tai pasakant, norėčiau visiems parekomenduoti pažiūrėti Chainsaw Man anime ir tada filmą, kadangi daug kas šitą anime laiko kaip Gunor anime, kadangi yra fanservice ir šiaip visokių tokių nejaukių scenų, kuriem daug kam nepatinka, bet tai tikrai neturėtų jūs atstumti nuo šio nuostabaus serialo. Duokit jam šansą, aš tikrai jums patariu, nenusivilsit. Jis nėra kaip tie tradiciniai anime, kur daug kam patinka kaip Demon Slayeris, Drakono kova, jis parodo labiau šlykštesnę pusę pasaulio, šlykštesnę pusę žmonių, bet vis tiek sugeba įdėti komedijos, emociškų scenų, kurios labai tikrai hitina. Specifiškai šitam naujam filme tikrai patariu pažiūrėti, nes jūs nenusivilsite. Duokit šansą, nes čia vienas iš geriausių naujų anime, kurie yra išėję. Norėčiau išgirsti iš jūsų, ką jūs manote apie šitą naują Chainsaw Man filmą. Be spoilerių parašykit savo review arba tiesiog kiek duodat iš 10, nes man pačiam įdomu, ką jūs galvojat.